Sveiki, kiekviena diena mažytė staigmena, bent jau taip sako optimistai. Ir šiandien dviems jaunuoliams turime begalę siurprizų. Ar tai bus meilė, parodys vakaras, o dabar jie mums sako, padėkit susirasti merginą. Benas, spontaniškas, nuolat besišypsantis romantikas. Jis ieško tikros sielos draugės, kuri būtų pasiruošusi kartu keliauti į pasaulio kraštą. Ir Ernestas, jausmingas bei atviras svajoklis. Sunku suprasti, kada jis kalba rimtai, o kada juokauja. Taigi, reikia panelės, kuri tiesiog perkastų šį riešutėlį. Taigi, du nepažįstami, bet šiek tiek panašus vaikinai. Benas ir Ernestas, kuriam ši diena padovanos naujus jausmus. Jaukiame name Vilniuje Benui ir Ernestui kol kas ramu, tačiau po kelių akimirkų į vidų ims veržtis viena už kitą įspūdingesnės merginos. Jos bandys įrodyti, kad yra nepakartojamos. Vaikinai bus nepermaldaujami. Į namą pateks tik 4 labiausiai joms patikusios panelės. Paskui vaikinai su jomis susipažins, pabendraus, eis į romantiškus pasimatymus. Bėgant dienai dalyvių name liks vis mažiau. O vakare Benas ir Ernestas virs konkurentais, kurie kausis dėl vienos merginos. Čia Soriukas pradedam svajonių merginos paieškas. Sveiki, vaikinai! Tai kokios merginos ieškosim šiandien, Benai? Man labiausiai norėtųsi, kad jinai būtų pirma protinga ir turėtų savo nuomonę. Panašu, kad kalbė apie brandžią asmenybę, tave domina vyresnės merginos. Brandė asmenybė nebūtinai pagal amžių. Oi, nesakyk, žinau. Ernestai, kaip tu? Ieškau panašios kaip jos. Ar bus kažkokių reikalavimų išorai? Tebūnie ateina Agnė Jaglavičiūtė ir aš ją paimsiu kaip antrąją bus. Na ką, vaikinai, galiu pasakyti, kad šiandien jums tikrai labai pasisekė, nes jau dabar prie namo yra visas būrys merginų, kurios labai nekantrauja patekti vidun ir susipažinti su jumis. Jos norės jūs sužavėti, tačiau į namą jūs įsileisite tik tai 4, visom kitom sakysim Soriukas. Žiūrim, gal ateis ir Agnė. Sveiki, gražuoliai, aš esu Deimantė. Jaučiu, kad mėgstate masažiukus ir žinau keletą jautrių vietelių. Tada atverkite duris. Ja. Būtų smagu. Esu šiek tiek pavargęs, tikrai. Irgi čia maus pradėjo kažkaip. Taip staigiai surakino, Jėzus Marija, Deimantė, eik čia. Įsileidžiam Deimantę. Taip, leidžiam. Deimantė, vaikinai pasiruošę masažui. Užeik. Labas, mano vardas Rūta, esu studentė, domiuosi fotografiją, gerą muziką bei vakarėliais. Sorry, man tie vakarėliai tai... Jo, tą pat norėjau sakyti, kad jau dėl... Ne, gal. Tokia pavargus, sakyčiau, gal po vakarėlio jinai. Tiesiai turbūt, jo, tiesiai po vakarą. Tai Rūta siunčiam atgal į vakarėlį. Jo. Rūta, vakarėlių liūtės mes neieškom. Soriukas. Sveiki, vaikinai, esu Roksana. Mano devizas. Būk tokia, kokia esi ir mylės tave visi. O aš dar ir graži, tad šiandien diena bus puiki. Taigi, vaikinai, ką darom su Roksana? Tai galėtų eilėraščius rašyti, tikrai faina. Man patiko jos jo toks laisvas stilius. Taip. Įleidžiam Roksaną. Įleidžiam. Roksana, vaikinus sužavėjo tavo šypseną. Užeik. Sveiki, vaikinai, mano vardas Agnė ir aš manau, kad tik mirusios žuvis plaukia pasroviui. Tad pasimatymas su manim didelis iššūkis. Ernestai, nors ne Jaglavičiūtė, bet Agnė, imam. Aš tik kaip priminėjau, akivaizdžiai turi savo nuomonę. Įtikino. Mane įtikino, aš įleidžiu. Ernestai? Įleidžiu. Įleidžiam. Agnė, mes kaip tik tokios ir ieškojom. Užeik. Sveiki, esu Rasa. Dainuoju visur ir visada. Ne tik duše. Gal kartu padainuosim? Raselė, liemenėlė yra naudingas daiktas. Tai ne, per iššaukiančiai, per daug. Ką darom su Rasa? Sorry, Raselė, tikrai. Joms visoms? Visoms 3 rasoms, sorry. Rasa, šiandien vaikinų nesužavėjai. Soriukas. Alio, vaikinai, esu Neringa. Linksmi vakarėliai ir šokiai iki ryto mano aistra. Gal nori pašėdžiu su manim kartu? Dėl vakarėlių tai aš jai nepritariu, bet atrodai fantastiškai. Nu jo, šitą palaikau. Įleidžiam, nes jai pratilėsim apie vakarėlį. Jo, noriu pažiūrėti, kas ten. Kas ten peroksidas? Neringa, kedenk savo šviesius plaukus ir čiuošk į vidų. Taigi, name jau yra 4 merginos, kurias patys ir įsileidote. Bet dabar mes žiūrėsime trumpus video jų prisistatymus, po kurių turėsite nuspręsti, su kuriom 2 norėtumėte praleisti visą dieną, o kuriom 2 sakyti Soriukas. Pirmoji mums prisistatys Deimantė.
Nuo 4 metukų dainuoju pas Vaidą Genytę chore ir iki šiol šio malonumo neatsisakiau. Groju pianinu, baigiau 7-metę muzikos mokyklą. Muzika bili kokia, wow. Man tai meniškas labai patinka, aš kiek atsimenu, tai daug teko bendrauti su meniškam, visos tos labai fainos panelės. Aš pats kaip menininkas, tai man jinai prie širdies tikrai. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, jai labai pavydžiu žydrų kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Žiūrim, ką mums pasakys Roksana. Vaikinai man dažnai sako komplimentus ir aš stengiuosi jų nenuvilti. Man patinka pasidažyti, susišukuoti, gražiai apsirengti, o įdama gatve aš tiesiog prikaustau vyrų dėmesį. Nu, žinoma, kaipgi neprikaustau. Pažiūrėk, kokia. Ja, žinoma. Beje, kepu tobulus kebabus, dedu daug mėsytės, agurkiuko, pomidoriuko ir nepamirštu skanaus padažiuko. O dieve, kebabai. Kaip ten sako, kelias vyro širdį pro skrandį. Ernestai, dabar Agnė. Sveiki, aš labai mėgstu gamtą. Gamtoje galėčiau praleisti visą vasarą ir ypatingai vėsias vasaros naktis. Naktis, žvaigždės. Osom, man tai patinka. Tikrai gražu. Mano vaikinas turėtų būti vyriškas ir jautrus. Turi, jau tokį turi. Na. Ir Neringa. Mano didžiausias pomėgis ir aistra tai yra šokiai. Šoku nuo 10 metų, šoku hip-hopą bei gaugau šokius. Vaikinams patinka, kaip aš judu. Šokių nesu profesionalas. Bet pasimokti šios galima. Man patinka džentelmenai, protingi bei išvaizdūs vaikinai. Bet tokių yra gan reta. Tikiuosi šiandien surasiu savo idealą. Man atrodo, čia 100% vaikinų šitam kambarį yra tokie. Jo, žinau daug gražių žodžių, tai darau duris prieš. Neinu pirmas. Ne, mes džentelmenai. Tai ką, pažiūrėjom visų merginų video prisistatymus ir dabar reikės nuspręsti, kurią pirmą išmesim iš namo. Ai, neturi būti pirmą, ar ne? Taip lengvai, toks šaltakraujiškas, su peiliu iš nugaros. Tokia paslaptinga, ne tas žodis. Per daug paslapties. Dėmesio merginos. Šiandien buvo itin konkurencinga kova. Agne, Benui ir Ernestui pasirodė per daug paslaptinga. O čia įmyti paslaptim mes laiko neturime. Soriukas! Nelabai nuliūdau, kad vaikinai šiandien mane išsiuntė namo, nes šiuo metu mano prioritetas yra ne meilė, o mokslai. Name liko 3 merginos, kol kas. Kuri iš namo išeis kita? Neringa? Tas jaunas panas, ja. O dieve. Vienbalsiai. Pradžioj minėjom, kad ieškomės. Rimtesnių? Tai Neringa jums pasirodė vėjų pamušalas, kurio jūs nepasitikit. Tikrai taip. Taigi, merginos, Mūsų vaikinai šiandien nusiteikia itin rimtai. ir jie netoleruoja šokių ir vakarėlių. Apie kurią kalbu? Neringa, tau soriukas. Čiau, mamos. Iš tikrųjų, beveik visiškai nuliūdau, kad manęs nepasirinko vaikinai, kadangi esu aktyvi mergina, o jeigu jiems tas nepatinka, manau, čia yra jų problema, o ne mano. Na ką, name pasilikote 2 jaunas, karštas ir labai skirtingas merginas – Roksana ir Deimantė. Dabar su jom vyksite į pasimatymus, kur merginos visaip kaip bandys atskleisti savo privalumus. Bet iš karto po to jūs turėsite nuspręsti, kurią tik vieną pasilikti, o kitai sakysim soriukas. Nu ką, marši pasimatymus patikrint mergaičių? Šiaip žiauriai mėgstu važinėti dviračiais. Ne to žodis. Labai fainas sportas. Žiauriai fainas, aš nežinau. Bet dviračiu tai aš ką žinau, neįsivažiuoju. Kojos gražios po to būna. Ir taip gražiai. Eikio. Aišku. O šiaip laisvalaikiu ką veikiu be dviračio važinėjimo, be... Stengiuosi kuo daugiau laiko skirti savo. Sau, ar ne? Draugam. Draugam. Deimantė švyti. Tiesiog fantastiška. Suknelė tinka, beprotiškai. Man jinai tik tai poras. Žiūrėk, būk pasiruošę šitą koją statyti priekį, kai Gerai. darysim. Ir mušim. Op. Gerai, bandom. 1, 2, 3.
Šuolė, super, lakinkis. Tai matos, kad žmogus dėmesį mėgsta, tik tais, na, ar aš noriu jai tiek to dėmesio skirti, tai ne. Gali papasakoti šiek tiek apie save? Ką ten turi? Ten turiu labai gerą sielą. Wow. Taip, ten yra geras įkūnijimas tikriausiai, nes kokio dalyko nemoku daryti, tai pykti. Pykti nemoki? Aš nepykstu, o nusiviliu žmonėmis. Nusiviliu. Taip. Mėgsti staigmenas? Mėgstu. Kas gi nemėgsta? Nes staigmena yra savotiškas dėmesio parodymas. Taip. Neieško žodžių kišeniai. Ko aš paklausiu, taip pagalvoju 2-3 sekundės ir atsako. Kai kas galvotų, nežinau, nėra to žodžio nežinau. Viskam galima sakyti atsakymą žinau. Tai o kokia būtų svajonių profesija? Taip tiksliai tau negaliu pasakyti, bet aš žinau, kad man labai patiktų kažkas tokio, kas susiję su bendravimu, su kažkokia tai didelė veikla, aktyvumu ir tai, kad būtų visą gyvenimą. Pirmas įspūdis toks ir buvo, kad dar žmogus jaunas. Aš pats jaunas, tik tais, na, tas jaunumas mūsų skirtingas. Jau jai dar kiti dalykai yra svarbus, kitas pasaulis dar. Ką tik baigėsi pirmieji mūsų dalyvių pasimatymai. Ernestas neslėpė susižavėjimo Deimante. Tuo tarpu Benas turėjo puikią progą artimiau pažinti Roxaną. Dėmesio, dabar vaikinai keičiasi merginomis. Gal Ernestui pavyks atskleisti įspūdingąją Roxaną. Keliais sakiniais, kokio vaikino ieškai? Aš ieškau to, kuris mane mylėtų ir kurį mylėčiau aš. Ir tai yra ne pasaka, o tai yra mano noras, mano siekis ir... Supratau. Tai buvo akivaizdus anekdotas, atsiprašau, kad taip sakau, bet mes nesuderinami. Tik tiek galiu pasakyti. Aš negaliu nieko gero apie ją pasakyti, bet negaliu ir nieko blogo pasakyti. Prausis. Čia dėmesį bando priprašyti. Aš alkanas. Tu turi brolį ar seserių? Neturite. Awesome. O tu? Ir aš jauniausias, pagrandukas. Deimantė lyginant su Oksana. Daug yra maloniau bendrauti, daug yra įdomesnis žmogus iš tikrųjų. Atrodo nerealiai. Dėkui. Kaip modelis. Ačiū. Moki pavaikščioti kaip visai? Taip kaip jos, tiksliau, kaip jos, ne jie. Aš galiu pabandyti. Gali pabandyti? Taip. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Mane tiesiog šokiravo eisena. You've been a messer. Niekas tai nevaikšto. Kaip faina. Keliauti mėgsti? Mėgstu, bet negaliu sakyti, kad mėgstu, nes niekur dar nekeliavau. Trumpalaikiam vasaros romanui, tai panašu, kad jos tai pasirašytų, iki kol aš išvažiuoju, sakykim. Bet man pačiam tai gal nesinorės tada. Deimantė ar Roxana, kuri mergina šiandien pasirodė geriau ir nugalėjo, labai greitai Ernestas ir Benas turės priimti lemtingą sprendimą. Iš karto po to, kai jie grįš į namą, turės pasitarti ir kartu nuspręsti, kurią vieną pasilikti, o kitai sakyti soriukas. Tikiuosi, kad muštinių nebus. Na ką, sveiki sugrįžę po pirmųjų pasimatymų. Tai kaip sekėsi, slapukai? Čia nėra jokių paslapčių, viską man reikia papasakot. Tai reikėjo pamatyti, žinot. Tu kalbi apie Roxaną ar apie Deimantę? Apie Roxaną. Žinot, kai yra knyga, ant jos užrašytas labai gražus pavadinimas. Taip, ir labai graži viršelio spalva. O viduje nieko nėra. Tai štai lapai. O kokie tavo įspūdžiai? Labai panašiai iš tikrųjų galėčiau atsiliepti apie Roxaną, o su Deimantė tai labai smagiai praleidom laiką, daug juokėmės. Nors viena gera naujiena. Gerai, pasakokit apie Deimantę tada. Su Deimantė tai super, prisijuokam, prisijuokėm. Aš kaip matau, apsispręsti nebus sudėti. Tikrai ne? Labai vienareikšmis sprendimas jo. Man atrodo, mes labai vienbalsiai sutarėm. Tai mes atsisveikinam su Roxana. Mielos merginos, konkurencija žiaurus dalykas. Čia išlieka tik stipriausi. Bet jūs abi buvot savaip įdomios, tačiau mūsų vaikinai ieškojo ne tik išorės, bet ir gelmės. Roxana, su tavimi vaikinai nerado bendros kalbos. Kaip manai, ar gali pasitaisyti? Deja, laiko eksperimentams čia mes neturime. Tau soriukas. Beje, ar galėtum parodyti tą savo žingsniuką?
Ir Ernestas ir Benas pasirodė labai šaunus vaikinai. Tiesiog aš pavargau labai būti nesavimi, nes kaip vaikinai, nei vienas, nei kitas manęs nesužavėjo. Tad labai džiaugiuosi, kad jie pasirinko būtent Deimantę. Na ką, Deimantė, sveikinu. Likai tik tai tu ir 2 vaikinai. Visai netrukus tu turėsi labai romantiškus pasimatymus, artimiau susipažinti su kiekvienu iš jų. Nes iškart po to būtent tu turėsi pasirinkti, kurį vieną pasilikti, o kuriam sakyti soriukas. Nesu tas, kur sėdi namuose ir panašiai, tai... Tai tau reikia spontaniškas, taip? Na... Bet šauna ir viskas. Man pačiam užtenka mano spontaniškumą, bet aš manau, kad man tada patiktų, jeigu lygiai taip pat mergina. O jeigu būtų priešinga, kuri susideda visą savo dienos valandas? Aš tai nežinau, ar mokėčiau prisiderint, man labai sunku yra savo tokiais griežtais grafikais, aš labai... Gal čia yra minusas, kad nemoku ten laiko taip gerai planuoti. Apie Beną sužinojau, jog yra spontaniškas, bet ši savybė man nelabai patiko. Benas kaip šokėjas tikrai geras, labai buvo malonu prisiliesti prie tokio kūno, kuris buvo dailintas. Prisilietusi prie Beno pajaučiau labai didelę šilumą, tokia emocija šilta sklindanti iš jo kūno. Romantiško pasimatymo metu Benas liko ištikimas savo. Jis ieško artimos sielos ir dėl merginos nepasikeis. Tačiau tokia vaikino nuomonė Deimantės neišgąsdino. Ji pasimetusi. Pasunkinkim egzaminą, netrukus Deimantė sužinos, ar Ernestas gerai bučiuojasi. Vakaro karalienė tapusi Deimantė jau buvo viename romantiškame pasimatyme. Benas ją pakvietė šokti. Buvo atviras. Dabar Ernesto eilė. Žiūrim, kokiais ginklais jie kovos dėl patinkančios panelės. Tavo masažas visai neblogas. Tiesiog esi pristojęs prie vienos vietos. Tai ar manai, kad tavo bučiniai yra geresni, nei tu masažuoji? Tikrai taip. Tie prisilietimai irgi per pirmą pasimatymą nėra taip lengva ir jisai sutiko ir tai buvo tikrai labai malonu. Tu sakai, kad bučiuojas geriau negu masažuoji. Ir galėtų mane dabar pabučiuoti? Taip. Prašom. Ernestas bučiuojasi tikrai gerai ir elgesys, galime sakyti, svajonių jaunikis. Tai labas Deimantė, sveika atvykus į 2. aukštą. Dabar turėsi priimti sprendimą, kurį vieną vaikiną pasilikti, o kurį išmesti. Yra sunku, nes jie abu yra, tiek Benas, tiek Ernestas yra skirtingi ir kažkuo žavi. Gerai, tai tavo pasirinkimas. Mano pasirinkimas būtų Ernestas. Vadinasi, mes atsisveikinsim su Benu. Ei, šaunieji jaunikiai. Mes su Deimantė čia pasitarėm ir turim sprendimą. Benai, Deimantė tikrai sužavėjo tavo bendravimo įgūdžiai, tai kad tu kosmopolitiškas. Ernestai, šiandien Deimantė tau rašo labai daug pliusų. Prisipažinsiu, aš parašyčiau tau tiek pat ir minusų, bet šiandien tau sekasi, nes renkasi Deimantė. Benai, tau soriukas. Deimantė mane išsiriukino, tai nieko baisaus. Aš manau, kad Ernestas irgi yra šaunus vaikinas, viskas vartoja. Na ką, Deimantė, Ernestas dabar laiptais leisies žemyn ir galbūt tu jį ten sutiksi. Ir galimas kitas variantas. Ernesto gali ir nerasti. O tai reikš tik tai, kad jisai prižadėjo tiek tik tai todėl, kad net nesiruošia to išpildyti. Linkiu tau sėkmės. Aš liudininkė. Deimantė Ernestas sužavėjo iš pirmo žvilgsnio. Diena bėgo, jausmai augo ir vakare, žiūrėk, mes turim jau ir naują porą. Sveikinimai ir iki kitų susitikimų.